Sveiki visi! Šiandien pasidalinsiu su jumis įvairiomis smulkmenėlėmis ir dovanomis. Pirmoji, kurią dabar matote, yra kvietimas liudininkams tapti liudininkais. Norėjom, kad liktų prisiminimui ir kad būtų šiek tiek įdomiau. Tai tokia puzlė, kurią užsakiau iš Laumžirgio LT puslapio. Nežinau, ar jie dar tokių turi, bet verta patikrinti, nes ten yra nemažai visko. Kai jie gavo, padarėme video skambutį, nes jie gyvena užsienyje. Ir kadangi norėjome matyti, kaip jie išpakuoja ir sudėlioja viską, tai video skambutis buvo labai gera idėja. Ir prie mūsų sudėliojo viską. Buvo išties smagu ir įsimintina sulaukti iš jų atsakymo po pamatymo, kas slypi sudėliojus puzlę. Toliau matome dovaną jau šventės metu tėvams, tai tokius rėmelius įteikėme liudininkams, jaunikio tėvams ar mano mamai, kadangi turiu tik mamytę. Jie taip pat iš Laumžirgio LT svetainės. Kalbant apie mervakarį, merginams padariau posegtuką kaspiną į plaukus, o jos padovanojo labai fainą rėmelį ir žurnalą man su merginų laiškais, man jaunikio ir mamos laiškais. Buvo labai jautru ir nuostabus prisiminimas visam laikui. Taip pat iš draugės gavau labai fainus puodelius vestuvių proga, kurie labai cute. Kas liečia kitas dovanas vestuvių metu, tai prašėme kvietime dovanų telpančių į vokelį, kas yra dabar populiariausia, žinoma, šiuo metu, ir loterijos bilietų vietoj gėlių. Tai iš viso gavome 100 bilietų, iš jų 60 vienetų trinami ir 40 vienetų teleloto. Tai teleloto buvo didžiausias nusivylimas ir laimėjome vos 4 eurus. Ir tai tik todėl, kad 2 bilietai buvo pirkti sindikato būdu. O iš 60 vienetų trinamų buvo 20 vienetų laimingi ir laimėjom 84 eurus. Žinoma, tai nėra dideli pinigai, tačiau buvo labai smagus laikas juos tikrinant ir buvo toks kaip ir azartas sukėlęs, tai tikrai smagiai ir prisijuokėm. Patys savo pasidovanojom savaitgalį Druskininkuose vietoj medaus mėnesio, nes jau mums pritrūko laiko ir atostoginių dienų, kad galėtume dar kažkur tai išvykti, tai manau, kad to povestuvinę kelionę dar būtinai kažkada pasidarysime. O taip pat būtinai pasidalinsiu, kur buvome ir kokį įspūdį mums ta vieta paliko. Taip pat dalinuosi ir savo šeimos židinio, tai mes buvome susitarę su tėvais, kad židinuką išsirinksime patys, ir jie nupirks, nes norėjo, kad mums tikrai būtų gražus, kad mums patiktų jisai, tai radau savoje parduotuvėje Švenčių atributikos centras Klaipėdoje, kadangi esame patys iš Klaipėdos. Taip pat labai greitai noriu pasidalinti savo desertais prie to pačio. Tai mano desertukus gamino Saldumekas. Ta mergaitė randasi Dituvoje, Klaipėdos rajone. Tai desertai buvo tikrai labai skanus, labai daug pagirų gavom. Aš tiesiog susikroviau greitai po vieną egzempliorių į lėkštutę, kad nors paragauti, ką užsakiau. Tikrai labai buvo skanu. Tai kas iš Klaipėdos galite drąsiai rašyti, ta mergaitė tikrai pranoko visus lūkesčius. Makarunsus man padovanojo draugė, nes jos teta daro labai skanius makarunsus, tai čia irgi yra Klaipėdos apskrity, tai tikrai nuostabus makarunsai buvo labai skanus ir už tortą buvo atsakinga irgi viena moteris, mano taip pat tos pačios draugės kita teta, ji kepa labai skanius tortus, bet jinai tai daro saviems tos tortus ir tai nėra jos pagrindinis darbas, bet ta prasme, kokio skanumo tortas buvo, aš nemoku apsakyti. Ta prasme, nes svečiai skundės, kad per mažas tortas, nes tiesiog visas dingo mygom, kiti eidavo tiesiog pjautis dar po gabalėlį. Realiai rytoj nebeliko nieko, nei vieno deserto, nei vieno torto gabalėlio, ant kiek buvo skanus, dariau iš 3 skonių ir labai buvo skanus tas tortas. Tikrai galvoju, mums ant 45 žmonių tikrai to torto čia užteks, bet galėjau turbūt daryti ir 4 aukštų. Būtų suėję turbūt kaip niekas. Tai šiam kartui tiek, trumpas aiškus video vlogas, tikiuosi nors kažkam padės ir iki kito karto.